į šitą nustyrusi, nežiūrėkit, sakys, po vakojų nemoku ryšti, palikau tą galą tokį šitais. Pagurkšnuot kažko, šašlikiuką pakepti, pasėdėti. Da vakar vakaris, kad nublemba po pirmo kibimos 3-4 karpius tikrai pagausim. Pagavau. Tiksliau pagavau. Grinai rudeniniais lapais nusiets pliumt ir galėtumėt maudytis, ieškoti. Tai žodžiu, prie tą žvybą skandinom signalizatorius, tai žodžiu, šią žvybą nesinori telefono traukti laukant, gal geriau palaikysiu rankoje. Sveiki žvėjai, na va, neplanuota vidurio savaitė žvėjyba. Galvojau, guliu lovai, galvoju, kur čia galėtų nulikti, nėra ką veikti. Galvoju, pripat greit susimetus daiktus, nes jau vis tiek vakarų ilgų nebėra, jau 7 valandą tamsu. Tai sugalvojau nuvažiuoti, šiais metais dar nebuvau, Viešvinų tvenkinį. Tai jau šitas pajudėjau iš vietos, jau netoli jau Telšių. Tai žodžiu, varom pabandyti ten pagauti šių metų pirmąjį karpį į sezono pabaigą. Tai 2 paras pažvėjoju ten, 4-dienį grįžtu ir 5-dienį važiuoju į Tauragę 5 parom. Bet manau, kad jau Tauragiai bus jau sezono uždarimas jau. Tai pasnios žvėjybos mano, tai ką, tai važiuojam link Viešvinų, ruošiamės, aišku, apie pašarus papasakosiu, ką naudosiu, papasakosiu vėliau. Dabar greitai, vis tiek dabar kiek čia turim, be 25, tai dar kol nuvažiuosiu, sunešius daiktus, kol susimesiu ir sutems, tai kai viską apsidirbsiu, viską papasakosiu, kokie taškai, kokie pašarai, viskas, nuo A iki Z, kaip visada, kokie masaliukai. Aišku, jau galvoju, planuosiu, jau žinau, kad ką naudosiu, tai viską pašnekėsim biškį vėliau, kad, laiko taupimų, kad nereikėtų paskui mestis meškerių sutemus. Tai, žodžiu, judam link Viešvinų ir neužilgo toj viską jūs ir pamatysit. Tai ką, hebrytė, tai nusprendžiau, kada to biškį to laiko ir kaip ir spėsim, parodysiu, ką naudosiu grūdiniai kultūrai, tiksliau pašaram, viskam. Aišku, galvoju, kad tigrinių riešutų nenaudosiu, bet manau, kad vieną paką supilsiu. Šiek tiek biškį paįvairinti. Tai manau, kad gal nepakenks, nes vandens temperatūra, aišku, dar nesu pasimatavęs, bet dabar šią savaitę biškį orai pasitaisė, nebe naktim to minuso. Nebėr to minuso, tai aš manau, kad biškį turėtų vis tiek tie karpiai daugiau suaktyvėti. Dabar greitai viską tukš susirandam, nes laik spaudžia. Turim. Tai vieną tigrinį riešutą, vieną paką sumalsiu. Viską darysiu grūdinę kultūrą, viską bendrai. Nieko atskirai nesidarysiu, o vieną paką susimalu. Tvarkingai. Sakė, kad šiandien 2 paras žvėjojo, tai sakė, pagautų karpių. Tai reiškia, po biškį juda. Ir aš galvoju, iškart jums supasakosiu, tai susimalu tigrinius riešutus. Paskui vanilinio skonio Madeks granulės, anos neriebios, greit tirpstančios, egzotiniai vaisiai 16 mm, irgi greitai, anos irgi pro krušą praleisiu, sumalsiu, į žodžiu viską darysiu smulkiai ir 4 miksų sieklos irgi įbersiu vieną paką paįvairinimu. O iš likvidaus, natūralaus kvapo likvids bus toks biški, kad to signalo paduoto biški ribimų, bet nedaug, perstinti nereikėtų dabar jau. Aš manau, čia vandens temperatūra bebūtų gal kokį 14, gal 15, plius minus, gal 15 nebus 14, tai šiek tiek įpilsiu nedaug. Na va, tai dirbam ir
einam, pakuojamės daiktus. Na va, tai pašarėlis baigtas. Realiai toks reikaliukas, ašymas tas granulis stambės nežiūrėkit, nes greitai sutirps į vandenį kritusias. Čia ašymas kiekis buvęs kartų žvėjojus, tai kiek žinau, kimba ant saldukų. Aišku, nežinau, dabar kitas, negali pasakyti tiksliai, kai tas vanduo yra atvėsęs, bet prisimenu prieš keletą ar 2-3 metus gaudžiau spalio kažkas vidurį. Tai irgi vanduo buvo ganėtinai jau atšalęs, bet ant saldukų gan neblogai kibo. Tai manau, kad scenarijus pasikartos ir dabar. Tai pašarai baigti, einam, ruošiamės masaliukus. Aišku, dar nepasėmiau, naudosiu briketus irgi vėl į pava. Briketai bus vanilės kanapios skonio. Tai bandysiu taip, o masalai bus popikai ir vėl gaudysiu ant dirigų. Tai žodžiu, baisiai daug šį vakarą planų neturiu, noriu greičiau susimesti, susirasti taškus ir bandyti pagauti tą pirmąjį karpį. Manau, kad popikai bus puikus pasirinkimas čia ir nereikės vargti ir daryti kažkokius naumenų, ada kažko. Tai va, tai varom, dirbam toliau. Na va, tai ką, susiruošėm, eisim užsimesti. Žodžiu, mesimės ten link to kelio, link to žulynų. Čia kažkur atstums apie 140 metrų. Tai čia laiko sumetimais susikalibruoju ir iškart tempsiu montuoti tiesiai į taškus. Įsia, nelauksiu, neplauks, nes nesu nei pasikrovęs normaliai, rodo va 3 padalas, tai nesu normaliai net pasikrovęs laivelę. Tai jau užsimetu ir reiks eiti iškart užsikrauti. Kažina gerą čia tą pasirinkau įsileidimą. Bus tik blykt. Į praskilį korpusą. Gerai, to susijunga. Tai va, hibrytė. Ten irgi va grinai palėtų žulynus ten bandyti. Kažkas turėtų būti apie 140 metrų, kiek pamenu. Tai susikalibruoti ir mesti laivuką. Į šitą nustyrusi, nežiūrėkit, sakys, po vakojų nemoku ryšti, palikau tą galą tokį šitas, skau, nei čia surišiu normaliai, nei čia ką, kitai kojiniai, per tų skubėjimų, žodžiu. Bandom susikalibruoti. Įdomi, kiek vandens temperatūrų, dabar kol kas rodo 14 šilumos. Nu, va, namo taškas pažymėts. Bent kol kas atrodo, kad viens pats žvėjoju, ne vieno žvėjo aplinkui nesimato. Nu, tikiuosi, ten gal nebus karpiai jau pasitraukę į gelmę. Nors 14 šilumos rodo, tai šiaip neturėtų dar pasitraukti duobės. Tai žodžiu, pradžiai po porą. Vis tiek yra tų smulkmės labai daug. Tai čia viską vis tiek susmulkinau. Tai pradžiai po porą samtelių. Paskui matysim, čia vis tiek jau į nakčiai permetu. Tai gal dar reikėtų į kokį jau dar į 3 tą samtelį užpilti, vis tiek čia jau bus ir nakčiai viskam jau. Va. Toks startinis pajaukinimas. Vis tiek tos granulės ištirps, pradės raudys karišiai karosai tampyti. Tai galim biškį ir nepagailėti. Ok. Nu ką, bandom. Pirmą taškioką. Blemba, kai pradėjo plaukti, berodo 2 padalas, nu gal užteks susimesti.
Tikiuosi, kad nebūtų dar, kad būtų atstums 80 metrų, tai dar. O dabar vis tiek ir nemenks atstums. Na, tikėkimės, užteks. Kad gaus tą tokią žvybą per skubėjimus, kad negalvojau važiuoti, taip guliau, galvos, kažką reikia veikti. Kraunus daiktus, paskambinu į viešinį, sakau, ir laisvas sektorius su namuku, ir tai, sakau, dedos ir važiuoju. Tai žodžiu. Viskas ok, dabar svarbiausias, mes 13 šilumos berodo. Tai iškart ten kaip tiesiai, jeigu matos per kamerą tas laivus, kur ir ten tiesiai, kur plauku, tai ten tiesiai taip ir žymėsios tą tašką, taip ir skaidysiu. Kairien viens, per vidurį, nu aš paskui, kai jau sumėtysiu, parodysiu jums biškį šarčiu, kad lengviau suprast būtų. Jau rodo nuo namų taško 65 metrai. Bus gal ir daugiau, jeigu ne, neturėtų būti kaip daugiau, kiek aš pamenu, 140 metrų būdavo. $83, $85. Nes jeigu būčiau plaukęs, dar ko sužymėjęs taškus, būtų atgal parplaukti, jo, čia būtų buvę, nebūčiau, neužtektų baterijos. Gylis 2,4, o gylis jau mažiai. Dar reikėtum pabiškį priekį dar paplaukti. Dar biškį plaukam. Šims 20 metrų, nu jis sakiau, kad 140 metrų bus. Taip ir buvau pagalvojęs, realiai. Nu, gerai ir saugom tašką. Jo, 140 metrų. Pilam. Įsipylė, biškį ryšys trukiniai. Ok, ir. Gerai, plauk namo. Žodžiu, hibridė šuolį mačiau pirmą, vadinasi, karpiai dar laikos žalių linijoje. Vandens temperatūra paviršinė ir 13 šilumos. Tai jeigu skaitykim 13 šilumos, tai dugnė, nu kiek galėtų būti dugnė, kokie 2-2,5 metrų gilį, gal kokie 15-16 gal bus. Nu gal 16 ne, bet 15 manau turėtų būti. Tai va tai. Tai ženklas ir gers. Nu, aš manau, kad šią naktį, čia dažniausiai kimba sutemus, manau, kad turėtume paimti kažką. Tai tas, kad vat, be rodo laivelę vieną padalą galvoja, užteks, neužteks man nusitėjim dar vienai meškerį. Ir reiks ateiti iškart dėti krauti. Nieko gero. Neužteks trečiai meškerėlį.
Blemba. Matysim, neužsimetėm kaip norėjau. Svarbiausia laivelis parplaukta, užteksim tos baterijos dabar. Šiaip įdomiai, tokia baterijos pritrūksams turėtų plaukti į namų tašką, nebeleis toliau plaukti. Įdomiai. Nieko, reikia sėdėti krauti. Pasikraus biškį, bandysim užsimest kitą meškerį. O dabar žodžiu ir kaip ir niek nepakeis. Juosim ten. O, karpiškinis žolynas. O, parplauk po biškį, ačiū Dievui, jau galvoju, kad pastriksnus ant man. Blembai, nespėjau, taip galvoju, kad rodė 3 padalas, galvoju, spėsi, užsimės dar vieną meškerį. Ai. Bent 2 galėjau normaliai, nes tą antrą meškerį, tiksliau 3 meškerį irgi normaliai neužsimečiau. Nuplauk. Nu da, tiek nesu buvęs išnaudojęs. Iki pačio dugno. Nu va, ką, hibrytai einu krautis, žodžiu, pavyko tik vieną normalią meškerį užsimesti, žodžiu. Parplauk, einam krauti ir paskui persimesim. Tai ką, hibrytė, tai kol kraunasi mano baterija ir turiu dabar laiko, tai galiu biškį parodyti ir namuką, jeigu kam bus įdomu. Tai namukas tikrai gražus, čia atvažiavus nieko nereikia, lovo gali įsitiesti, šitas sofa ištiesima ir kėdžių belė kiek, čia gali, aišku, biškį gal, nu, su šeima realiai galėtume atvažiuoti pasistatę lovą, viską, aš čia mano dabar dakėlis ir neapstarkiau, ir kriauklė, šilts vanduo, elektra, viskas, šaldytuvas, apšvietims gražus, tai ten vien sėjims, čia šitais vais į telkinį va šitais, žodžiu, gražu, niek negal sakyti, dar va šitais išeini, va gali ir čia meškerės laikyti. Tai 13 sektorius vienintelis tur namuką. Dar galima nueiti va šitais ir čia aikštelę šitas mašinom pasistatyti. Galima nueiti ir į antrą aukštą. Čia irgi va gražus vaizdas. Gali matyti karpius iš aukštai. Kaip nardo. Pasak. Tai va, toks tas namukas. Gražus. Gražiai įrengta. Saulė leidžias, manau, kad tas meškerė, tos 3 meškerės, kur nepavykus mesti, tikriausiai gal nebeliesiu šį vakar. Ta vieną užsimetu normaliai, o tą 3 persimesiu rytoj arba matysiu naktį, kai kibimai prasidės. Gal tada dabar neliesiu. Gal užteks to atstumo. Tai va. Ten tiltelis irgi va toks. Ne, viešinai, gražus telkinukas. Na va, namukas tikrai vertas dėmesio. Pasak. Gali su šeima atvažiuoti, su draugais, su chebra.
pagurkšnuot kažko, šašlikiuką pakepti, pasėdėti. Čia gali lempas, jeigu noriu įsijungti, o šitas bus apšvietims irgi naktį įsijungsiu. Terasą, o šitas visą, nu žodžiu, pasaka. Namėlis, tai va. Ką, o aš lauksiu, kol užsikraus ir greičiau persimės paskutinę meškerę, nes kas čia beliko už valandos jau bus tamsu. Ir kiek pamenu, kiek mano atmintis leid man prisiminti, prasidėdavo kepimai taip 12 valandą, 11-12, visą laiką kaip laikrodis. Tai tikiuosi dabar tai bus, tai kito laiko dar spėsiu užsimesti tą kitą meškerę. Aš jums gal to pačiu iškart, kai mėsiu antrą meškerę, plaukdams pro šalį sužymėsiu ir trečią tašką. Bet žodžiu, visi taškai, tas pirmutinis taškas metras 140 metrų, antras taškas bus kažkur irgi apie 145-140 metrų, giliai bus, apie 2 metrus kažkas visur plaukiu ten toje vietoje, kur aš žvėjoju. O trečias taškas irgi, kažkas apie 140-135 metrus. Nu, žodžiu, priekį, jeigu išeitų pritraukti, šitais, visur palei tos žolynus, ten, kur tos lelijos yra, tai ten, žodžiu, jeigu išeis, ten, kur tas ir pirmas taškas, ten, kur tas kopsčiuks mažas, antras taškas bus ten linkelio, ten, o trečią tašką darysim ten, kaip čia tie krūmai ir trečią tašką kažkur čia. Ir viskas, žodžiu, link tų žolynų. Šuolių mačiau, karpiai da vaikšto žolynais, tai vadinas, nereikia prie duobių da gaudyti. Tai va, hebrytė tiek, einu tvarkytis daiktus, ilsėtis ir matysim. Susitiksim jau gal tikriausiai prie žuvies. Hebra, turim kliovą. Oi, kaip eina. Что ли, отсекабина? Эх, там на. Pirmas nuėjimas. Biškai per ilgai uždėlsiu, ko įsinešiau kamerą. Nu nieko, jeigu tavo buvo, bus dar. Turėjom kibimą ant, kaip suprantu, ant tigrinę riešutą ir skopeks. Nu, pirms kliaus yra, tik kad nerealizuotas. Nu, nik nepakeis. Einam kur ant laivelį, būsiu kažkiek pasikrovęs, bandysim persimesti. Toks gražus kliaus buvo, taip gražiai važiavo, į nuėję, blemba, kaip gaila, nu nieko, bus dar tikriausiai, turbūt. Turi dar ateiti, niekur nedingsa.
Va, ko nereikia užsimesti. Niekit ver mikrofonų nesidėsim, garso neįrašinėsim. Bėgsim iš karto traukti, kad nieks nesukliudytų. И все. Svarbiausia neįmaujuoti. Blemba, kaip gaila. Nu, bet nieko nepakeisi. Būna. Plaukiam. Eit ko plauk, gal čia šviesą įsijungti. Nu va, įsijungim apšvietimą, kad biškį būt geriau. Šitas iškart kitas reikalas. Pirmas taškelis suveikia. Įsijungti echolotą, ką matyti viską. Gariukas eina. Nu, atrodo, kad šią savaitę nebuvo šalnų, bent nepastebėjau. Galėtų ir nebūti. Nes aš manau vis tiek tą šilumą šią savaitę davė savo. Ir karpimų trobiščius vis tiek suaktyvina. Dabar vandens temperatūra berodo 12 šilumos. Na čia realiai, man atrodo, kaip daugiau mažiau kaip ir visur. Ta temperatūra vienoda. Aš manau. Visur čia gavo daugiau mažiau tų šalnų. Ta paviršių greit atšaldė. Na va. Nu, bet nesitikėjau to greit, dabar kiek tų valandų tėjo tik tais. Realiai po 8 man atrodo kažkas. Nesitikėjau taip greit. Aišku, nes dabar ruduo. Viskas greičiau vyksta. Pasikeitė tie kibimo intervalai. Nu. Buvo, atrodo, kiek ilgai krovės baterija laivelio. Ir nieko daug nepasikrovė. O taip kaišyt kažkaip nesinori. Lem gaila, kad neturi įsitaisęs papildomų komplekto baterijų. Vienas pasikrauni, dedi kitas. Nes dabar atrodo, jau gan nemažai laiko krovės, jau nieko nepasikrovė realiai. Vis tiek, jeigu naktį taip kliaus būsi to laivelio, čia vis tiek aš manau, bent kokius 3-4 karpius tikrai pagausi. Nu, žodžiu, surėžiu su pašariukais, jeigu pirms kibims buvo, rėžiu su pašariukais jau kaip ir viskas normaliai. Tigriuks vis tiek ašmės minimaliai kanapių, tigro. Dėjau, tai reiškia viskas ir gerai. Nu, hebrytė, ką, persimetėm. Laukom sekančių kliovą. Nu, hebrytą turim antrą kliovą, bet šį kartą pradėjau važiuoti. Laukiam, bet taip jau silpnai.
Nu, hebrytė, prakaliau Daviną kibimą. Jeigu Daviną prakalsiu, žodžiu, reiks bandyti dėti didesnius kablius. Galbūt dabar naudoju 8 numeriaus, galbūt kabliai per maži. Žodžiu, dabar ant tos meškerės, kur kiba, nepersimetinėsiu, nepermesiu, nes biškriai plaukų laivelis susikraus. Turim dabar kažko jau apie 8:30, tai čia pusę valandos bėgiai Davinas kibims, tai čia, žodžiu, kibimų bus. Tai, žodžiu, palauksiu kokias 9:30 valandą, da tugu pasikraun, kad nejunginėti, nu. Va taip būm per tos neteikėtas žvybos, nepasikrauni įrangos iki galo. Tai va, tai ką, hebrytė, laukam, matysim. Ženklas geras įkim, žuvis jūt šitas sutemo ir pradėjo judėti. Tai, žodžiu, laukam. Nu, labą rytą. Turim 7:30. Žodžiu, dar 11:30 vieną kibimą turėjau, iš viso bendrai 3 kibimai, bet visi prie kranto atsikabina. Tai, žodžiu, po paskutinio atsikabinusio karpiaus pasididinau kablius, nes nežinau, kas čia per nesąmonė, bet iš 3 kibimų vienintelis buvo toks normalus, vat, kad išvažiavimas kaip vasara šitas. Visi kiti įtemp, ir ten čiu, tai pip, arba iš vis niekas, to įsitempė, svals viskas. Tai vis tiek karpis jau nebėra toks judrus, kaip buvo vasara. Tai, žodžiu, dar kol kas normaliai neįsiaiškinau, čia kabliukų kaltė buvo, nes kibimų daugiau nebesulaukiau. Po 12 valandos pakilo biški vėjas, pradėjo keiteliuotis. Tai, žodžiu, kibimai ir dingo. Tai neaišku, čia kabliai, čia kas, čia gal pavadėlių ilgis, gal biški per ilgs, nes naudoju irgi 20 cm. Nu, aš realiai daugiau mažiau visur 20 cm naudoju, tai nežinau, vienui pasikert, ne tai buvo, kad kažkaip nepasikirstų, visur gauda, kietesnis, minkštesnis tas dugnas. Direct sistemą naudoju pagrinds visur, kažkaip pradėjau naudoti, nes visur pasiteisinės dalyks. Ir nežinau, matysim. Gal dieną suaktyvės tas žuvis, nes naktis tokia biška, tokia ašėmis šalnos nebuvo, bet atšalė buvo. Išėjau naktį, tai oi. Tai va, tai tokia kelią. Kol kas rūkau. Atsisėdęs. Matysim, gal da sujudės kažkas. Galvojau, kad naktis rezultatų tėvesnį, tą vakarais, kad blemba, po pirmo kibimo 3-4 karpius tikrai pagausim. Pagavom. Tiksliau, pagavau. Taip, atrodo, gražiai viskas vyko, gau, kad kibimai prasidėjo 1 į 2, jau taip vis gražiai, gau, blemba, jau būsiu normaliai. Nieko. Įdomiai. Ašmės dabar viskas jį pasikeitė. Kaip pasninkar Tauragį buvau, ašmės Tauragį viešina, bet tai, man atrodo, kad kibimo biški intervalai ir pasikeitė, gal daugiau dieną, ant vakaro daugiau gal kimba. Vėl čia nežinosi, nes vis tiek naktį atvės, vis tiek naktis ir šaltos, gal tas karpis nelabai normaliai maitins, numatys, ką parodys dieną. Tai vat, kai biškelį pašils ors ir gal kažkas sujudės daugiau. Ir viskas, nebent taip. Nes taip, kiek žinau, kiek aš čia buvo žvėjęs, tai visą laik naktį kibdavo, kaip laikrodis 12 valandą pukšt ir prasidėdavo. Matysim. Žodžiu, laukam, į sveikatą, einam pusryčiauti, kas valgot irgi skanaus ir susimatysim. Reiks dar apie konkursų nugalėtoją pakalbėti.
Galų gali hebrytę turim pirmą karpočniką. Nedidelį, aišku, sportininkas, bet galų gali iš 4 kibimo per visą žvybą pavyko bent pirmą išlūkti. Nu, tikėkimės, kad kablių padidinims davė tam įtakos ir pasikirto normaliai dėl to. Dailiai lupytė. Užkiba ant tutti frutti. Koks šalts. Nu jau vanduo šaltas yra. Jau šaltas vandenukas. Nepalygins, kai taurgiai gaudžiau. Ką buvo dar prieš keletą gerų savaičių. Matysim, gal dar sulauksim to. Tikslas realiai būtų 10 plius ir būtų visokie. Galite žvybų skaityti. Nu, dar papusė. Liuks. Na. Pasipozuojam biškelį. O, koks mažylis. Dar augti. Iki tų didžiųjų karpių. O, koks piliakai skleidęs pikts. Gerai, eisim, paleisim. Nekankinsim. Na ką, einam, paleisim. Šitą grožį lauksim sekančių. O, grinai rudeninis, va, rudeniniais lapais nusiets. Grinai rudeninis karpis. Nu. Galų gali. Buvo droną pakėlęs, bet mano drons užlūžo. Žodžiu, filmuoti nebenori. Tai ši žvyba bus be drono vaizdų. Nieka kitą žvybą reiks. Pasiimsim kitą droną. Normalesnį. Va. Ate, dručki. Normalesnį, geresnį vaizdų padarysim. Tauragį. Na va, hibrytė, laukiam toliau sekančią kibimą. Buvo čia prieš pusę valandos toks pyp ant tos meškerės, bet nieko. Praėjo kažkur apie pusę valandos. Ir pukšt, ir išvažiavimas. Nu, matysim. Į ženkliai didesnių čia tik reiks sulaukti. Tai laukam, svarbiausia kantrybė. Tai kun žvėjoklė, ku jūs ger pagalvot. Pašnekam ir apie konkursą, ko po pasnio karpiaus tylų ramų, gerų kavai grožios vaizdais užsilipęs. Tiesiog sugalvojau, reikėtų pašnekėti, kas šį kartą užėmė nugalėtojo titulą. Tai sveikinam Tautvydą, pagausiu 23 kg karpį. Aišku, lokacijos nėra, kur ant pagauts, neaišku. Aišku, kitą kartą į ateitį parašykit, nesvarbu, nebūtina rašyti telkinio pavadinimo, svarbiausia parašykit, ar laukinis ar ne. Tai sveikinam Tautvydą, jis šį kartą nugalėjo, tai sėkmės jam gaudant, ačiū, sėkmės negalima linkėti pala žvejyboje, negeras ženklas, tai
nei žvyno, nei uodegos Tautvydai. Tai va, chebrytė, kiln vėjais. Užsilpau čia dabar į antrą aukštą, tai čia iš viso didelis vėjas, tai žodžiu, matysim. Žuvis kol kas tylu ramu. Šią naktį rodo, kiek mačiau, šiltesnė naktį, tai manau, gal tikėjusi, gal bus karpiai aktyvesni. Tai matysiu. Žodžiu, dar kažką jums parodyti, reikėtų dar bent kokį vieną, antrą tą karpį. Ir būtų gerai, kaip tokia žvyba, nepasiruošus normaliai, ekstra išvažiavus, tai tokia poilsinė. Vis tiek daugiau reikia, jeigu pataupyti Tauragę, tik kaip buvo sakęs, grįžtų iš Viešvinų ketvirtadienį ir penktadienį per pietus švarau į Tauragę 5 parom. Tai reikia pataupyti ten jėgų. Nes man atrodo, kad bus viena iš paskutinių žvejybų jau šiais metais. Nes oras šalna, kitą savaitę, kamera juda, kitą savaitę rodo, reikia kamerą prilaikyti chebrytį, kad nenuvirstų, bištas vėsis. Taip, ten jums man iš kairės rankos, kad čia iškart vanduo, jeigu telefonas lystų, tai man atrodo būtų pliumt ir galėtumėt maudytis, ieškoti. Tai žodžiu, prie tą žvybą skandinom signalizatorius, tai žodžiu, šią žvybą nesinori telefono traukti laukant, gal geriau palaikysiu rankoje. Tai va, tai noriu daugiau pasilaikyti, jeigu pasilaikysim Tauragiai. Tai va, chebrytė. Ką, laukam toliau kliuvo, jei turėsiu ką parodyti, būtinai parodysiu. O jei ne, susimatysim vakare. Gaila, norėjau droną pakelti ir nuvaryti, pasižiūrėti, ar plaukia prie žolynų, bet kažko pradėjo mirguliuoti, skraidyti šonų, žodžiu, sugedo mano kinetiškas droniuks, tai reiks pereiti ant rimtesnio reikalo, kad neturėčiau ateityje problemų. Na va, tai sėdam, laukam ir matysim, ką čia toliau eisim mums pagauti. Nu ką, chebrytė, labas rytas, žodžiu. Naktis visiškai rami, be jokia. Viens piptelėjims buvo ir viso. Pirmą parą dar gaudžiau, dar vat, sukibo, o antrą parą, žodžiu, numirė viskas. Aktyvums sumažėjo viso. O dėl ko, kas blogai yra, ar čia aš kažką blogai padariau, bet atrodo, pirmą parą kibo, 3 kibimai ten per 3 valandas, paskui nustojo, taip žiauriai, viskas įdomiai, dėl ko taip, kas čia įvyko negerai. Tai vat, ar aš kažką netai padariau, naktį bandžiau į tokius masalus ir balansuotus, žodžiu, biškį pažodžiai permetinėjau, bet į mažesnius masalus dėjau, žodžiu, nieks nepagelbėjo. Nežinau, ar aš peršėriau, atrodo, stengiausi po vieną kaušelį į tašką, ar aš čia peršėriau onus, nežinau, žodžiu, įdomiai, nes pirmą parą sukibo, įgavau, kad ir dabar ir antrą sukibs, bet, žodžiu, tylu ramu. A čia ta pilnatis praeitą naktį davė įtakos. Aišku, oras pasikeitė, vietoj saulės naktį į vakarą pusę apsiniaukė, pradėjo lyti. Žodžiu, nežinau. Tai va, tai eisiu pakuotis meškerės ir važiuoti namo, ruoštis Tauragiai. Su Viešvinas taip, kažkas nepasisekė, ar aš kažką padariau blogai, bet atrodo, kad jeigu būčiau kažką blogai daręs, tai iš vis nik nebūčiau pagavęs, tų kibimų neturėjęs, o pirmą parą skaitykit, vis tiek 4 kibimai, vienas ištrauktas, aišku, mes
Gal būčiau tos visus realizavęs, gal kabliuko dydis įtakos irgi davė, normaliai nepaskirsdavo. Tai vat, tai žodžiu nėra aišku, kas čia įvyko. Ta antrą parą, kurie tos žuvis taip, iki pusė 12, va taip normaliai, kas pusę valandos intervalų, kas valandą kibimai, nuo 7, pusė 8 kažkas ir paskui pusė 12, kaip davė pasnį kibimą. Nutilo visą naktį ramų ir nu vat dieną tas vienas karpis ir viskas. Tai nežinau, žodžiu, žvejyba tokia, nu, nelabai pasisekusi šį kartą. Tikėjaus biškį daugiau, nu bet nieka norėt rugsėjis. Sakau rugsėjis jau spalis, tai ruduo. Vanduo berodo 11 šilumos, tai atvėsa. Tai žodžiu nėra aišku, kas čia kur kamenė įsiaiškino. Normaliai. Kas čia jau buvo, kas čia nepatiko. Žodžiu. Tai ačiū chebrytė, kad žiūrėjot. Susimatysim neužilgo Tauragiai. Matysim, ką ten duos. 5 paros lauk. Tai manau, ten vis tiek pavyks vieną kitą iškrapšyti, tur pavykti. Tai nepamirškit konkurso, siųskit nuotraukas. Po savaitės vėl skelbsiu nugalėtoją. Tiek beliko jau žvejybų, tiek tų video, tai naudokitės progą, greičiau siųskit ir gal nušypsos laimę ir laimėsit trofėjinį konkursą. Tai ką, chebrytė, ką? Vsio, varau ruoštis, varyt darbuotis, ilsėtis ir susimatysim neužilgo. Iki.